Sveiki, šiandien parodysiu Jums programą Finvalda Web ir joje esančias funkcijas, kurios yra aprašytos svetainėje finvalda.lt. Čia galite perskaityti, pasižiūrėti, kokias funkcijas ji turi, o prisijungus prie savo paskyros galima viską pamatyti jau tiesiogiai. Tai prisijungiame į demo paskyrą. Prisijungus patenkate į demo įmonę arba į savo jau įmonę, kurią vesite, ir čia supažindinsiu jūs su funkcionalumu. Tai standartiškai Finvalda yra suskirstyta į 3 kategorijas. Vienas yra operacijų meniu, jame galite rasti viską, kas susijęs su sandėlio operacijomis, tai pirkimai, pardavimai, nurašymai, pajamavimai, vidiniai perkelimai ir kitos įprastos buhalterinės operacijos. Analogiškai bus atsiskaitimuose įplaukos, išmokos, užskaitos, valiutų perkainavimas, ilgalaikis turtas, metų uždarimas, kitos neanalitinės operacijos. Ir toliau eina atskiras ataskaitų blokas. Tai čia yra viskas, kas susijęs su operacijų sąrašais, finansinės atskaitomybės ataskaitos, bendrasis žurnalas, atsiskaitimai, piniginių lėšų judėjimas, prekės atsargos, čia įvairūs likučiai, apie paslaugas, ilgalaikio turto ataskaitos, statistinės ataskaitos, intrastato, sutartys ir adresai. Tai čia viskas veikia paprastai, pasirenkama norima ataskaitų grupė, pagal save susidėliot galima valdymo meniu, spaudžiama į norimą ataskaitą, bus pasirenkami filtrai ir ją gausite į ekraną, kurią galite peržiūrėti, išsiųsti paštu, išeksportuoti į norimą formatą ar panašiai. Trečias blokas yra aprašymų visa sekcija, kur galima apsirašyti sąskaitas, klientus, prekes. Tarkim, užeiname į kažkokį tai klientą. Čia yra standartinė kliento kortelė, joje paspaudus importo iš VMI mygtuką susipildo visi rekvizitai ir ten galite apsirašyti toliau, kas reikalingas to klientu. Čia apsirašomos prekės ir atsargos, paslaugos, ilgalaikis turtas ir taip pat matote kitus normatyvus ir parametrus, kurie bus reikalingi toliau dirbant. Tai šitą meniu pagal save galite valdyti kaip reikalinga. Čia matote kalendorių ir gal dar pažiūrėkim, taip, įrankiai. Tai yra įvairūs įmonės parametrai, visi individualūs parametrai, ten sertifikatai, paštai, nuolaidų, kainų sistemos. Tai tarkim, užėjus į įmonės parametrus apsirašomi įmonės rekvizitai, visa kita svarbi informacija, kas liečia su prekėmis, sąskaitomis, su nuolaidomis, su numeravimu, serijavimu ir panašus svarbus visi dalykai. Taipogi būtų individualūs parametrai, ten bus dar daugiau informacijos, kaip jau minėjau. Tai vat elektroninis paštas, sertifikatas ir kiti normatyvai susiję su tolesniu darbu. Taipogi čia galite persijungti valdymo temas. Aš grįšiu į standartinę aplinką, o šis modulis yra, ši skiltis yra įvairiems papildomiems
funkcionalumams. Tai viršutinė dalis yra ISAF-as, IMAS-as, ką visi teikia kas mėnesį. Tai yra gaunami išrašomi registrai ir visa kita su to susijusi informacija. Kitas punktas yra bankų modulis, tai yra skirtas daryti importui ar formuoti pavedimams tiesiai iš programos. Kitas sritis yra galingas įrankis įdėtas importo iš Excelio modulis, kuriuo galima importuotis duomenis iš kitos programos, operacijas ir viską, kas susiję su Exceliniais failais iš elektroninių parduotuvių, iš kažkokių pajamavimo failų. Mūsų svetainėje yra ir pavyzdiniai failai ir su šiuo moduliu galima nuveikti tikrai labai daug. Kitas moduliukas būtų e-store, tai čia yra ryšys su elektroninė parduotuve. Galima prijungti reikiamą parduotuvę, tai yra ten ar eBay, ar Shopify, ar WooCommerce, ar visas kitas populiariausias, kurias esate įpratę naudoti. Kitas moduliukas būtų čia sąsaja su darbo užmokesčio programa, per čia padaroma Pay Premium Web, kad suvaikščiotų per sąskaitų planą priskaičiavimai. Šitas moduliukas yra XML failų importas. Jo paskirtis yra iš visų skaitmenizuojančių operatorių pagrindinių Lietuvoje, kurie yra dirbami. Tai jie taip pat yra padetalizuoti mūsų svetainėje, galima pasižiūrėti, kokie jie yra. Tai tarkim, InvoFlows, kvitukai, DocScanas, Įvesk.lt, Bilogic, šios pirmos 4 pozicijos, su jais susidarius skaitmenizavimo paslaugų sutartį, per būtent šį čia parodytą modulį galite importuoti skaitmenizuotas sąskaitas. Čia dar yra keli papildomi moduliai, kopijuoti rezervavimams ir atnaujintos deklaracijos formos. Tai jeigu norite išbandyti šią programą, susisiekite, parašykite mums ir jums atsiųsime nuorodą į demonstracinę versiją. Tai tam kartui būtų tiek ir ateityje gero jums šios programos naudojimo. Viso gero.